Sveika, Ramunė. Labas. Atvykusi į Vivačią, galų gale, pirmą kartą šiemet. Taip. Tai va, atvarėm, paėdėm ir dabar eisim kažką daryti. Gerai? Pažiūrėsim, kas ten yra. Mes žmonės kantrybę nepasižymintis. Nors ir vakaras, nors ir saulė leidžiasi. Bet norim pasižiūrėti, ką mes čia atsivežim toj dėžėj. Parašyta 40 kg. Turėčiau vienas pakelti. Pakėliau, valio. Nebuvo visai sunku, visai nebuvo sunku. Atrodo neblogai. Maišiuks. Maišiuks yra gerai. Pompa. Tokia. Galėtų būti geresnė. Prietaisas. Labai gerai. Ką? Garsiau kalbėk. Prietaisas. Jo, gerai. Reikia išpurtyti šitą daiktą. Va, tik tiek. Normaliai. Atsigult neužteks, bet... Labas rytas. Puikus rytas, šiltas, saulėtas. Vakar atvažiavom į temstant. Biškį pasiautėjom su šito daiktu. Pirmą kartą prisipūtėm, pirmą kartą nusileidom. Pasimatavom. Kągi, mūsų laivui šitas daiktas tinka. Puikiai. O, įsilipa. Aš čia galėsiu sėdėti, Jo, ne? bet ant kito borto, gerai? Gerai. Kad būtų balansas. Aha. Nu, viskas, atsirišt? Viskas. Atsirišt?
Sako upės, kurios vagoje yra Pavilostos uostas, krantai yra gyvenami ir kultūrinė prasme primena man Minijos krantus. Nors Minija yra nepalyginamai gražesnė, tik broliukai latviai neįsižeidžia. Sako taip pat yra tikrai verta keletą valandų ekskursijos. Bent jau iki Durbės ir Tebros santakos, kur yra senas dvaras, Sakos piliakalnis ir 16 amžiaus liuteronų bažnyčia. Viskas. Tęsiant dingio bandymus, dabar išleisim iš į orą ir pasižiūrėsim, kaip jis susipakuoja ir kaip jisai telpa pas mus randenio ir podenio. Laivelis labai gerai telpa tarp stiebo ir plausto ir mes tik ir vežiosimės, išskyrus tos atvejus, kada norėsim įsidėti į vidų. Suprantama, leisti laiką pramogaujant, kai iki kelionės pradžios liko tik tai 2 savaitės, būtų prabanga. Laivelio bandymai, kaip ir ankstyva maudynė jūroje, paįvairino vis dar darbų ir darbelių kupiną savaitgalį. Bet apie tai kitame mūsų video. Sekite Sailing Vivace naujienas, prenumeruodami mūsų kanalą ir nesivaržykite komentuoti ar parodyti savo domėjimąsi. Tam galite paspausti patiktuką. Susitiksime lygiai po savaitės. Ate.